lygiauja. Lietus. O rankelės tai... Ne kažką. Eina sau. Kažkaip. Nu dabar reikės labai atsargiai rinktis nakvynės vietas su to smėliu, nes užpūstė. Palapinė šiaip gerai, bet vat visas smėlis nuo to šlaituko ir ant baidarės. Ir dar lengvai naktį pakrapnojo, tai dar drėgmės gavo. Nu tai ką, valau aš tą baidarę. O šito neuždengiau kokpito, kaip tyčia šią naktį. Tai good luck tą čia smėlį valyti. Nu įsivalysiu, turiu kempinę, turiu rankšluostį. Eina sau, žiauru. O būtų užtekę turbūt tiesiog baidarę nutempti vat prie tų žolinėlių. Ten jau tos smėlis nebepūsta ir tenais prisegęs būčiau ir viskas. Nors jo, vat naktį ryte pradėjo pūst vėjas, tai biški atkibo baidarė nuo kranto. Bet pagalys prilaikė, viskas gerai. Nu gerai. 18:21 Lietuvoj. Nusiemu laiką, bandau čia daryti valymus. Nors gal dar pradžiai pasidarau valgyti avižų. Eina sau. Na jo. Ne, jau prie smėlio, tai reikės labai atsargiai žiūrėti, kur nakvoju, nes ir žiūrėti vėjas iš kur. Nes paskui čia tiek pat laiko baidarę valysiu, kiek ir irkluosiu. Ne kažką. Visą iškraustyti ir su kercheriuku prapūst gerai būtų ją. Bet čia bus tik tais tas Lietuvoje, aš taip įsivaizduoju. Na, nei daug, nei mažai. Pusvalandį pažaidžiau smėlio dėžėjai, plembački. Ir tai ne taip, tai čia labai delikatiniai, tik taip apsivaliau vidų, tai gražiai išsivaliau. Čia užsipyliau vandens biškį, išsivaliau, galą palikau taip mažiau valytą, čia dar bangų paduos, tai vėjas, lietus nusiplaušė po biškį, bet eina sau. Ir toliau pučia, taip lengvai pučia, vat nuo tų kopų. Tai dar kelias valandas palikčiau, vėl būtų mumija, nu grinai. Žinosiu dabar, kad reikia atsargiai prie to smėlio. Praeitą kartą į palapinę pūstę, dabar į baidarę. Nu žodžiu. Jo, būtų užtekę tenais tiesiog palikti ir būtų viskas gerai. Nu ką, einam suvalgysim avižas savo pirktas užvakar. Ir tiek. Bus pusrytukai užskaityti.
aprinko. Smėlio dėdė. Geriau, kad nepasikartotų šitie bairiai. Net nežinau, kas blogiau. Ar kad prilytų į baidarę, ar vat, kad taip smėlio užpustytų. Lietų tai greičiau surenki. O čia tai visus kampelius privarė. Šiandien biški toks stipresnis vėjas, pakils 6-7 metrai gali būti, tai taip pasijaus turbūt. O paskui atrodo kelias kitos dienos biški ramesnės, kaip tik ir pasieksiu jau Ohajo ežerą, atrodo taip vadinasi. Šiandien turbūt jau pasieksiu dienos pabaigoje. Na, tada po biški tuos 300 km puškuosim. Dabar mačiau daug kas šiaip Lietuvoje irkluoja baidarėm, daro turinį. Fainai. Kažkaip Lietuvoje aš daug tupių nesu, ten Merkių, Nemunas ir Neris turbūt daugiau kažko labai nesu pairklavęs. Reikėtų kada ateityje prasinešti. Bet aišku nesu šitą baidarę, nes dauguma Lietuvos upių ir upelių tai daug brūzgynų, džiunglių, medžių nuvirtusių, tai baidarė kompaktiškesnė turėtų būti. Šita tai jau grinai tokia turingo ilgoms distancijoms. Limuzinas. Bet jau kai ją reikėtų per kokias šakas ten rąstgalius tampytis, tai jau nepatogu. Plius ir sunkesnė. Jinai tuščia apie 29 kg, 30. Aišku, 10 kg lengvesnė negu Vista, standartinė Perceptionas. Bet ilga, 5,30 m, tai jau per tokios šakas ar ten kažkur krūmus reikia kaip brautis, tai jau su tokiu ilgiu sudėtinga. Biškį staptelėjau, nes eina savo saulė kaip leškina. Pradėjau visiškai rankos vilti, tai ilgom rankovėm maikutę, kepuriuką ir toliau judėti. Jo, vėjas šlykštus, toksai priešinis, visą dieną kals. Aišku, vagos yra, srovės yra, bet vėjas vis tiek nori nešti atgal. Reikaliukai šiandien. Dar biškį bangelių gavoti, bet jau išsidžiovinau šortus. Labai čia greitai ant saulės ir vėjo, tai kaip plius 32 ar 34 šiandien, tai viskas greitai ir džiūsta.
esmės atkeliauja lietus, tokia audrelė. Rodo, kad už valandos pareis. Gali būti. Panašiai ir atrodo. Juodulys toksai. Nėra labai juodulys, bet toks didelis plotas pilkas. Čia reikės, aišku, aš su tuo debesiu tai niekaip neprasilenksiu, tai turbūt protinga būtų iki lietaus sustoti ir pasistatyti palapinę. Ir šį kartą ne ant smėlio. Lemba tas smėlis. Čia tai vat vien Veldienai. Betona pakrantė nebloga. Reikės tenais. Šiaip nedaug trūksta iš tiesų, dar turbūt kokia gera valanda pusantros ir jau išplaukčiau į atvirą ežerą, bet kai šiandien toks vėjas šlykštus, tai ar tas naudinga išplaukti į atvirą ežerą? Turbūt, kad nelabai. O rytoj kaip tik bus ramesnė diena, tai bus geras startas įplaukinėti į ežeriuką. Jo, ten tamsu. Dabar vėl tas karštas vėjas toks padavė. Pučia. Ta prasme, aš feną ne tokį karštą naudoju namuose, negu čia tas vėjas pučia. Matas tenais tolumoj susikaupė tokie debesys. Atrodo šonu praeis, bet niekad taip nebūna. Visą laiką ir pats gauni ir tikrai ateis ten tas debesiukas. Nu, labai tikėtina. Ir čia bus tas stiprus toksai, kur šnioja. Šiaip jau beveik ir turiu 30 kg. Mane tenkina. Gerai šiaip tas lietus, tas smėlį, likučius nuplaus smėlio. Gerai, to visą sieną vėją užstoja, nes pliamački šiandien daužo 7 metrai. Dabar jau krenta tas vėjas, naktį pakris iki 1 ir laikysis iš tiesų pusę dienos iki 1-2 metrų per sekundę. Priešinis, bet mažas, tai neblogai. Na, pažiūrėk, kas čia per vietą. Nu, gal ir šonu praeis, bet nežinau. Juodulys. Čia kažkokia žolytė. Vėjukas. Šiaip čia visur galima statyti, jokių spygliuočių nematau. Kažkas klausė, ar nebijau dėl gyvačių vaikščiodamas basas. Nežinau, kažkaip atrodo apsižiūri, kur dedi kojas. Nu, kartais, aišku, būna per aukštą žolę vaikšto ir taip pagalvoja, blema, čia galėtų šiaip ir gyvatį įkast. bet, jo, čia gerai, čia ir statau. Blema, kaip greitai ta diena praėjo, žiauru. O tai va 6 valandos ir nėra. Blema, aš palinkėčiau žmonėm, kurie dirba ofise, kad taip tas laikas praeitų. Man tai čia sėdau, 6 valandos, vėl palapinė, vėl statyt. Eina savo. Tai žiūrėkit, rugpjūtis, paskutinis vasaros mėnesis. Per greitai viskas bėga. Nu jo, čia bent vat nėra to puraus smėlio, tai neužpūstys man. Geras rąstgalis. Pėdsakiukai, stirnaitės arba elnio. Švieži.
Geras medelis. Tai potvinis nunešė čia jį. Eina savo. Rimtas. Jeigu čia užkurčiau laužiuką apačioj, tai teoriškai visas užsidegtų. Geras jonių laužas. Kadangi aplinkui smėlis šlapias, tai nieko daugiau ir neuždegčiau. Jau matos, tenais lyja. Jau šniokščia. Jo, tai net rytoj bus saugiau įplaukti į ežerą su ramiu vėju. Nes dabar tai bangas papulčiau grinai. Stabdom laiką. 8:30:30,6. Visai nurimo vėjas. Ir tas debesis nukeliavo. Nu gerai, nesušlapom. Viskas, kapų tyla. Nurimo pilnai. Laužiukas irgi į pabaigą. Šiandien vakarieniai jautienos su pupelėm iš konservų. Biški pupelių, biški jautienos. Toks miksiukas. Na ir ant viršaus makaronų, kaip visada. Bus gerai. Mūsis tik tais skraidžia, bet ant manęs nelabai lipa. Tik šiaip aplinkui palaiko kompaniją. Atrodo kaip kokios kopos tolumoj. Lyg Nida būtų. Šiaip jo visai netoli čia. Geras pusvalandis ir jau išplaukimas į atviresnius vandenis. Nu tai tiesiog vaga bus maždaug 2-3 kartus platesnė ir viskas. Ir toks laikysis plotis 300 kg. Nieko ypatingo. Na bet bangų gali būti. Tikrai gali būti. Nu jo, rankelės tai gavo karščio šiandien. Paskui laiku ir nusiėmiau ir pasitikėčiau maikę. Jo, su trumpom rankovėm čia nepažaisi. Nebent valandai 2 ir viskas. Nu mūsų sočiai. Bandau lysti ir vaikyti, nes į vidų daug priskrido. Jas kažkaip nekanda, tik nutupia ir tupi. Nu, kai kurios kanda, kai kurios ne. Nesuprasi. Viskas, mano būza baigta. Valgysim.
Nu, kelias liko čia viduj. Kol skraidžia ir tupinėja, tai gali ir būti. Kol ant manęs netupia ir nekanda, tol gerai. Bet jo. Na, čia taip ir rašė irgi ChatGPT, kadangi prasideda labiau stovintis vanduo, daugiau dumblo, daugiau kažkokių pelkių pakrantėse ir musėms vat gerai. Kai prasideda vėl upė po užtvankos, vėl srauni vaga eina ir tada musės taip ant pakrantėse nesilaiko. Tai va čia toksai niuansėlis. Tai panašu, kad turbūt ateinančią visą savaitę bus mūsų savaitė. Yra čia nais jo, nori pakliūti vidų, na bet neleisiu. Nu, atrodo ir nusiprausiau ir kvepiu, bet vis tiek jos skrenda į mane. Va, kurios tupi ir viduj, bet kol taip tupi, tol mane trukdo. Svarbu maistą nelystų ir mane kastų. Galvojau, erkę radau, bet neradau. Šiaip jau gaunu klausimų dėl erkių. Vis tiek, gamta, žolė, čia pas mane kasdienybė. Tai buvo porą įsikabinusių, bet taip visai šviežiai į blauzdą. Bet ten tokios, didelės, per pusę nago, tokios, kažkokios šuninės atrodo. Tarsi Lietuvoje tokia erkių nematęs, ne tos mikroninės. Tai nežinau, aš tai pakrapščiau ir iškrito, nes dar buvo labai šviežiai pradėję tik tai sektis, negiliai įlindę, tai užteko prabraukti ranką ir nukrito. O čia kažkas radau prie subinės, bet ne erkė. Tai nežinau, šiaip kol kas su erkėm labai daug kontakto neturiu. Ar pasiseka, ar nežinau, ar nerandu aš jų. bet vis tiek erkė tai užčiuoptum po kelių dienų pradėtų neštėti. Jau blogiausiu atveju. Bet kol kas tai kaip ir nieko. Tai nežinau, ar erkės Amerikoje tokios pačios kaip Lietuvoje. Nes tas, kurias radau, tai jos buvo tokios ryžos, tokios rudos spalvos su baltais taškeliais ir pakankamai stambios. Bet matai, kad erkės visas kūnas toks pat, tik tais proporcingai didesnis negu mūsų lietuviškos erkės. Bandė sekti koją. Čia prieš kokią savaitę ar kelias dienas, jau nepamenu. O daugiau tai nieko iš erkių nemačiau ir negirdėjau. Viskas. Medžiaga perkelta į kompą. Galima jau dirbti prie jos. Tokia mano kasdienybė. Aš manau, kad šiandien montuosiu ryte. Tai pas jūs bus dar pietų metas. Ryte susimontuosiu, įkelsiu, kaip tik gausis ant jūsų vakaro. Kažkas tokio. Tai gal taip padarysiu. Vis tiek jaučiu, kad aš galiu dabar sumontuoti, bet kažkoks produktyvesnis montavimas gaunasi ryte, kai išsimiegu. Kažkaip smagiau susimontuoja. Aišku, laiko prasme naudingumo efektyvumas turbūt yra vakare geriau. Tada rytas toksai laisvas gaunasi ir jau tu tik tai susipakuoji, pasidarai pusryčius ir plauki.
nes jau vlogas būna sumontuotas ir įkeltas, bet tas sumontavimas ir įkelimas, tavo užsibaigia maždaug kokią 2 nakties. Tai aišku, ten atsikeli, sakykime, 7, 8, kažkas tokio. Tai čia tokia mano kasdienybė. Arba einu anksčiau miegoti, bet tada ryte montuoju vlogą, tai tu sudegini ryto tą laiką. Kas gaunasi, kad jeigu rytas karštas, saulė kepina, tai biškį svyli, kol tu čia montuoji vlogą. Ir tu vėliau pradedi dieną, nes kol sumontuoji, tuo pačiu uploadini ir panašiai. Tai žodžiu, turi 2 pasirinkimus, arba vakaras, bet ilga naktis, arba rytas ir ilgesnis rytas. Tai visą laiką žaidžiu šitą kovą su savimi, kuris katras variantas man geriau. Aišku, vakare visą laiką labiau akis klapsi ir norisi eiti miegoti ir ryte pasidaryti šitus darbus. Tai kartais taip darau, o kartais vakare. Priklauso. Kažkas sakė, kad dirbu 3 etatais. Irkluotojas, operatorius, montuotojas. 3 etatai. Suirkluot, tą užfiksuot ir tą sumontuot. Ir taip kiekvieną dieną. Viskas. Dabar jau tikrai viską pasidariau, atrodo. Tai geros jums dienos, gero vakaro, ačiū, kad buvot su manim. Daugiau baidarės nelaikysiu prie smėlio krantų, per pavojinga. Paskui daug darbo. Jo, geriau arčiau žolės arba bent jau šlapės smėlio, tai bent nepustys. Viskas. Čiau, bambino.